Per visą Rusijos neteisėtos invazijos į Ukrainą laikotarpį Kremliaus propagandistai teigia, kad Rusija išlaisvino Ukrainą. Pasitelkiant Ukrainos išvadavimo iš nacistinio režimo idėją, siekiama sugrįžti į sovietinius laikus ir sužadinti patriotizmą Rusijos visuomenėje. Rusija tvirtina, kad išvadavo Luhanską ir Donecką, taip pat Zaporižę ir Херсоną, kurie savo ruoštų pasirinko tapti Rusijos teritorijos dalimi. Остановить обстрелы и освободить территорию от националистов – задача союзных сил. Четкие и слаженные действия, удары по укрепрайонам и огневым позициям боевиков. Особая миссия у снайперов. Профессионалы экстра-класса обучают тех, кто винтовку в руки взял лишь недавно. Родители нормально восприняли. Ну, что делать? Иди, надо родину защищать. Они у меня понимающие. Противников, обученных в том числе по натовской системе, в Донбассе не боятся. Tačiau kaip Rusijos išlaisvinimas atrodo iš tikrųjų? Pakartokime dar kartą. Ukraina nėra nacistinė valstybė. Nacistinė ir komunistinė ideologija kartu su jų simbolika Ukrainoje buvo uždrausta dar 2015 metais. Daugiau kaip 300 genocido, nacizmo ir antrojo pasaulinio karo istorikų grupė pasmerkė Putino raginimus denacifikuoti Ukrainą, pavadindama šį terminą propaganda. Neteisėti referendumai, kuriais buvo išvaduoti, aneksuoti Ukrainos regionai, nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Kremliaus šaltiniai skelbė neįprastai didelį balsavimo aktyvumą, Luhanske ir Donecke jis esą viršijo 95%. Organizatoriai taip pat teigia, kad už prisijungimą prie Rusijos pasisakė didžioji dauguma nuo 87 iki 99%. Žmogaus teisių grupės pasmerkė okupacijos sąlygomis vykusius referendumus ir tvirtina, kad jais akivaizdžiai pažeidžiama 4 Ženevos konvencija. 2014 metais surinkti referendumai niekada nebuvo pripažinti tarptautiniu mastu, o Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje balsavimą pavadino negaliojančiu. Pagal Ukrainos konstituciją bet kokie Ukrainos teritorijos pakeitimai turi būti patvirtinti visų Ukrainos gyventojų referendumų. Galiausiai daugybė Rusijos įvykdytų karo nusikaltimų ir žmogaus teisių pažeidimų tiesiog negali būti laikomi išvadavimu. Per pirmuosius karo metus buvo paskelbta daugybė ataskaitų, kuriuose atskleidžiami Rusijos kariuomenės vykdomi karo nusikaltimai, kai tyčia apšaudomi civiliniai objektai, įskaitant gyvenamosius kvartalus, ligoninės ir mokyklas. Rusijos išvadavimo realybė žiaurus ir kruvinas konfliktas, kuriame Rusijos pajėgos rodo šokiruojančią nepagarbą civilių gyvybėms. Štai kaip atrodo tikrasis išlaisvinimas. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.